Sveiki, su jumis lietuviškas podcastų ciklas ant Agile sofos ir čia aš Simas Targovickis. Ir Andrius Degutis. Tęsiant mūsų pirmąją lietuvišką podcastų ciklą Agile tema, šiandieną Andrius ir aš norime pakalbėti apie Team Agility Health Check arba kam ir kaip naudojami Agile komandos būklės lygio nustatymai. Toksai gana sudėtingas pavadinimas. Pradedant temą, norime priminti, kad su mumis susiekti ir siūlyti naujas temas arba užduoti jums aktualius rūpimus klausimus galite rašydami mums paštu ant agilesofos@gmail.com arba tiesiogiai palikdami komentarą po šiuo postu. Tai galim ir startuoti su tema apie Team Agility Health Check. Ir pirmas dalykas, ką norėtume apkalbėti, tai turbūt kas tai yra. Tai kaip manai, Andriau, kas tai yra Team Agility Health Check? Mano nuomonė, tai yra kažkoks būdas įsivertinti savo komandos darbą, funkcionalumą, procesus ir ką tik norit, kuris nebūtų jau aprašytas jūsų naudojamo Agile metodą. Jeigu jūs dirba Scrum, tai tikriausiai vis tiek kažkokį reflektuojat retrospektyvos mastu. Reflektuojat, kaip jums sekasi. Tai tas papildomas health checkas arba komandos būklės, tai būtų papildomas kažkoks tai būdas, gali būti irgi jau jūsų sukurtas arba būdas, kuris yra rinkoje, papildomai įvertinti savo komandą dalykais, kuriuos irgi nuspręsite. Tai gali būti nors tai savo inkremento įvertinimas, savo komandos release įvertinimas ir panašiai. Nežinau, ar tu panašiai galvoji, bet Aš manau, labai teisingai tu paminėjai, kas liečia komandą, tai pačios komandos įsivertinimas ir supratimas, kur mes esame. Bet kitas įdomus aspektas, kad nebūtina turbūt apsiriboti vien tik apie komandą kalbant, nes galima taip pat kalbėti ir apie visos organizacijos tą agiliškumą, kur mes esame, tam, kad galėtume pasiekti kažkokį tą didesnį tikslą arba dažnai populiaru vadinti business agility, verslo agiliškumą, prisitaikyti greitai prie aplinkos ir pasiekti tuos rezultatus, patenkinti savo klientą, pasiekti rezultatus, kurių klientas prašo ir nori. Taip, pritariu, nes būna, kad įmonė, organizacija bando vėlgi žiūrėti tą nuo viršaus, tai yra nuo pačio kaip unito, pačios įmonės visą healthą arba būklę, arba būna, kad pati komanda pradeda šitą iniciatyvą ir įvertina save ir po to parodo tuos vėl kažkokius tai gerus arba blogus rezultatus ir tada pati įmonė įsivertina, gal reikia tą padaryti ir platesniu mastu. Taip, tai pabandėm apžvelgti, kas tai yra trumpai, bet klausimas dažnai kyla, kodėl mes norime matuoti komandos tą sveikatos būklę arba visos organizacijos sveikatos būklę. Tai kokios tavo mintis yra šito klausimo? Minčių yra daug, iš patirties matau, kad tai dažniausiai atsiranda iš proaktyvių komandos narių. Jeigu kažkoks narys pastebi, kad tą, ką dabar daro komanda, to neužtenka. Norėtųsi kažko papildomai arba pažvelgti viską iš kito kampo, kitų kampų. Tai tada prasideda gal toks netgi pasiūlymas, to pačioj gali būti, jeigu vėlgi tai yra Scrumas retrospektyvai, kad gal pabandom kitą būdą. Kodėlgi ne? Tikriausiai atsirastų daugiau norinčių ir tada pasimtų tą komandą kažkokį tai vieną iš jau esamų būdų arba visiškai susikurtų gal netgi ir savo būdą, kurio metu įsivertintų ir pažvelgtų į save iš kitos pusės, kas, manau, visada yra sveika, pažvelgtų į save iš kitos pusės. Aš manau, kad yra tas labiau pirminis toksai tikslas, kodėl mes norim save įsivertinti. Ir aš manau, kad tu turi atsakymą ant liežuvio gal. O kodėl mes norim save įsivertinti, kodėl mes norim tą komandą įsivertinti, ką mums to reikia? Ja, tam, kad tikriausiai identifikuoti potencialias problemas, šaknis, netgi rasti tą, o kodėlgi mes darom taip, kaip darom dabar. Tai yra, turim kažkokių tai skaudulių, kuriuos mes tikrai norim identifikuoti, apie juos kalbėti ir rasti būdį, kaip juos išspręsti. Tai, man atrodo, čia yra ta pagrindinė gilioji šaknis, kamgi reikia matuoti. Tam, kad įsivertinti, kur mes esam ir žinoti, kur mes norim nueiti. Taip, ir galiausiai padaryti high performing team, ką aš bandžiau iš tavęs išpešti. Bet tu atsakei tai kitais žodžiais, iš esmės tai vienas ir tas pats. Mes norim turbūt, kad ta komanda pasiektų aukštesnį lygį, geriau sektųsi kartu dirbti, geresnius rezultatus pasiektų, deliverius ir taip toliau ir panašiai. Ką mes dar galim pasakyti apie pačią tą sveikatos būklės matavimą? Galbūt galim pakalbėti, kada tą reikia daryti, kaip dažnai tai reikia daryti? Manau, kad čia to vieno tokio teisingo arba tik tais vieno atsakymo nėra. Man patinka įsivertinti tam tikrais intervalais. Kas mėnesį tai būtų tikrai per daug. Aš labiau linkęs daryti ketvirčiais
arba pusmečiais ir tada tokį metinį. Bet aš stengiuosi tada vėlgi pritaikyti skirtingus būdus. Jeigu aš naudoju kažką tai kaip ketvirtinį arba pusmetinį, tai metiniam visai pasirinkau kitokį būdą, kas vėlgi padeda kitokiom akim, kitokiom įžvalgom pažvelgti į visą tą sveikatos būklę. Aš dar taip pat manau, kad kaip ir tu minėjai, galbūt dažnai tą daryti nėra verta, bet gal identifikuočiau tam tikras sąlygas, kada pasidaro visai verta pakartotinai galbūt atlikti tą assessmentą, tą testą. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, besikeičiant komandos sudėčiai, kai prisijungia naujas komandos narys, praeina kažkiek tais laiko ir mes visi turbūt esame girdėję apie žymes Tuckmano komandos formavimosi fazes, storming, norming, forming, performing, adjourning ir galimai, jeigu komanda yra perėjus per tam tikrus lygius, prisijungus naujam komandos nariui, komanda gali sugrįžti vėl atgal į tą pirminį prieš tai buvusį žingsnį ir galėtų būti visai verta įsivertinti, kaip mums dabar sekasi, kokios būklės mes esame. Kitas dalykas, komanda gali save laikyti jau pakankamai brandžia, gali įsivaizduoti, kad mes jau esam high performing teamas, tai iš tikrųjų net ir nepraėjus tam ketvirčiui ar pusmečiui, jeigu atsiranda toksai pojūtis, galima irgi pamėginti dar kartą pasitikrinti, ar iš tikrųjų tie rezultatai pagerėjo, ar čia yra tik tiesiog prielaida, kurią galbūt padaro net ir, nežinau, komandos vadovas, nebūtinai pati komanda. Visiškai pritariu. Iš mano paminėtų būdų gal tai buvo labiau toks, jeigu niekas nesikeičia, bet tavo paminėti būdai, jeigu vis dėlto kažkas atsitinka pačios komandos mastu, tai tikrai pritariu ir tada tuo pačiu iš karto man šoktelėjo mintis, kad taip gali kisti komanda, bet gali kisti ir produktas ar kuriamas dalykas. Tai tokiu atveju, kai pasikeičia kažką, ką kuria komanda, irgi labai sveika, manau, padaryti tą sveikatos būklės patikrinimą kuriamam naujam produktui. Kaip tas pasikeitimas nuo to, kaip atrodėm, kad mes jau gal netgi ekspertai jaučiamės, kuriam tą, ką mes daugiausiai žinom, o čia visiškai naujas dalykas, kaip mes jaučiamės to pokyčio mastu. Andriau, tu minėjai iš tavo asmeninės patirties, kad tau teko susidurti su šitais assessmentais, agility health checkais. Kokius būdus žinai, su kuriais teko susidurti, išmėginti galbūt su savo komandomis? Čia galim gal irgi toks vieną pabandyti, tai pagrobsiu iš karto populiariausią ir tikrai žinau, kad ir tu tą darai, tai Spotify Health Checkas, Spotify sveikatos būklės patikrinimą, kuris, manau, kad tikrai populiarus, daug kas turėtų tikrai apie tai girdėti, jeigu esat girdėję, Google'as ar bet koks kitas paieškos variklėlis jums padės susirasti, kas tai yra. Jis man patinka, komandom patinka, turi savų pliusų ir minusų. Tai nėra tas silver bullet, kur jūs pasimsit ir tikrai visiems tiks. Kodėl jis man patinka? Nes jisai neturi arba nereikalauja tų duomenų iš anksto kažkokių tai surinktų. Tai nereikalauja labai daug pasirašymo. Pasirašymo kaip facilitatorius reikalauja, bet nereikalauja iš komandos daug kažkokio tai papildomo darbo prieš patį sveikatos būklės patikrinimą. Taip, tai kaip ir minėjai, Spotify'us iš tikrųjų yra vienas iš populiariausių, daugiausiai žinomų ir netgi, ką aš pastebėjau, skirtingas organizacijose, dažnai organizacija pasiema tą Spotify'us modeliuką ir pritaiko savo reikmėms, šiek tiek pakeičiant, adaptuojant, bet iš esmės išlaikant pagrindinius griaučius. Kitas būdas, galbūt, kurį irgi daugelis žinom, kilęs yra iš Seifo, Scaled Agile Framework. Seifas yra sukūręs, aprašęs tokį gan sudėtingą, sakykime, modelį, kaip galima įsivertinti komandos, ar netgi sakyčiau, ne komandos, o Seifo atveju greičiausiai ten kalba apie release traino, kūrimo programos inkremento sveikatos būklę. Tie klausimai yra, sakykime, labiau fokusuoti į Seifo specifines detalės, ne tiek galbūt lankstus, kiek Spotify'us turi juos apsirašęs, bet irgi vienas iš būdų, kaip galima pasitikrinti. Ir dar papildyčiau, dar vienas būdas, kuris man visai patinka, ne per seniausiai atrastas, galbūt daugelis girdėjo yra iš populiarios knygos 5 Dysfunctions, 5 komandų disfunkcijos, kurios veda į sėkmingą komandą. Tai 5 Dysfunctions yra būtent aprašytas ir assessmentas, testas, kurį komanda gali pasidaryti, kad įsivertintų, kurioje vietoje yra, kokios yra pagrindinės problemos ir iš tikrųjų atrasti, ką galima daryti toliau, kad pereiti per tas 5 disfunkcijas ir pasiekti gerų rezultatų su komanda. Taip, tikrai verta knyga ir netgi daug straipsnių susijusių su jais paskaityti, jeigu domina tiek ir komandos vertinimo sveikatos būklės, tiek ir tos disfunkcijos, pavadinkim. Labai įdomus. Ir manau, kad nepaminėjom to, ką pradžioje gal šiek tiek buvau užsiminęs, tai yra visiškai self-made ar pačių susikurtas kažkoks būdas, kur tai gali būti priklausomai nuo kokius įrankius komandai naudojat ar organizacijai, gali būti visiškai paprastas whiteboardas, tai yra baltas lapas, kuriame kažką nusprendėt, kad jums tai atrodo logiška ir jūs matot tam naudą, tikrai naudokit. Galit vėlgi naudoti dviratį, kuris jau išrastas, bet galit kažką sukurti savo inovatyvaus ir po to gal netgi pasidalinti, gal tai bus naujas trendas. Aš turiu tau, Andriau, papildomą bonus klausimą dabar taip top
šoktelėjo. Mes čia kalbam apie tuos assessmentus, ar ne, ir aš galvoju, pasimkime net ir tą patį skramą. Skramas turi retrospektyvas, kur komanda įsvertina, kaip mums sekasi ir pasidaro tarsi tokį mini assessmentą vienos iteracijos. Bet kalbant apie šituos assessmentus, kuom jie, tarkim, skiriasi nuo tos pačios retrospektyvos? Ar mes galim, tarkim, pasimti tą Spotify'aus modelį į vieną kartą padaryti Spotify'aus modelį, kitą kartą pamėginti Safe assessmentą, trečią kartą 5 dysfunctions, ar būtų nauda kažkokia, nežinau, tą patį Spotify'ų kartoti kelis kartus ir žiūrėti, kaip keičiasi rezultatai? Ką tu manai? Aš rekomenduočiau laikytis kažkokio vieno būdo, bet kas kažkokį intervalą įtraukti ir kitokį būdą. Vien tik tam, kad nepriprastumėm prie tos nusistovėjusios reikšmės ir pašnekam, arba kelis kartus, vėlgi, vieną kartą keisti nerekomenduočiau, bent jau reikėtų kelis kartus tą patį panaudoti ir pabandyti pakeisti, įsivertinti, gal kitas vis dėlto labiau priimtinas jūsų komandai. Tik tais gal irgi norėčiau paminėti to patį, kad mes jau minim komandą ir panašiai, kad tie komandos sveikatos būklės yra unikalios komandai. Tai jeigu išgirdot, kad kažkokia tai komanda padarė savo įvertinimą ir pasidalino kažkom įžvalgom, tai nereiškia, kad tos pačios įžvalgos bus ir jūsų komandai. Jos yra unikalios per komandą. Tai jeigu jūs norit savo įžvalgų, pasidarykite, netingėkit, pasidarykit savo komandai, savo įmonėje, departamentui. Tarsi mes padarom išvadą, kad komandų tarpusavę lyginti nereikėtų. Tai nebūtų geras variantas. Aš tikrai nerekomenduočiau, nežinau. Man atrodo, iš patirties tu man pritartum, bet galim pasiginčyti šio klausimu. Aš manau, kad yra tokių, iš tikrųjų dabar galvoju, kad tokių situacijų, kai mes bandom palyginti komandas, jeigu, tarkim, keletą komandų darytų tą patį Spotify'aus modelį. Spotify'aus modelis aprašo keletą kategorijų, ar ne, kurias galima pačiam susidėlioti ir tam tikras kategorijas ir įsivertinti. Jeigu mes pasimtumėm Spotify'aus kaip pavyzdį delivery ir matytumėm, kad vienai komandai su delivery sekasi labai gerai, tuo tarpu kitai komandai dirbančiai toj pačioj organizacijai, tam pačiam departamente su to pačiu produktu labai blogai, tai tas toks palyginimas gaunasi natūralus ir aš galbūt ne tiek lyginčiau ir sakyčiau, kad vienai komandai geriau sekasi negu kitai, bet aš kelčiau klausimą, kaip tai komandai, kuriai blogiau galbūt sekasi, galim padėti žiūrint į tą komandą, kuriai gerai sekasi. Ar gali ta komanda, kuriai gerai sekasi, inspiruoti? Jo, čia gal gerai paminėti, kad išvadas iš to daryti galima, bet nereikėtų taip aklai lyginti. Taip sakant, tas netinka, bet tam tikros išvados, mintis ir panašus dalykai tikrai gali išplaukti iš tų tokių vien tik pažiūrėjimų, jeigu tai tik yra tas pats departamentas, tas pats produktas, viskas tas pats. Išvadas daryti reikia, bet tai neturėtų būti labai toks kertinis ir vienintelis dalykas, į kurį akcentuojamės. Jeigu daugiau prie tokių žinomų būdų nebegrįžtumėm, jau paminėjom netgi kelis, tai gal galim tada pašnekėti apie, kas turėtų tai daryti, kaip manai, kas turi inicijuoti? Geras klausimas, kas turėtų tai daryti. Aš manau, kad nėra tos vienos taisyklės ar vieno žmogaus, vienos rolės, kas tai turėtų daryti. Be abejo, jeigu organizacija dirba naudojant Scrum metodą, tai natūralu, kad Scrum meistras galbūt būtų vienas iš tų, kuris galėtų inicijuoti ir padėti komandai įsivertinti. Jeigu organizacija turi Agile coachų, tai galimai Agile coachai galėtų padėti tai pasidaryti, bet aš neapsiribočiau vien tik tais šiomis rolėmis. Jeigu yra tik tai noras kažkam kitam atlikti tą įvertinimą, net ir pats komandos narys galėtų tai daryti, ar ne? Aš visiškai pritariu, kad tai yra tam tikros rolės komandai, gali būti tam tikros rolės, kurios gal turėtų kaip tokią atsakomybę tiesioginę, bet svarbu, kad tai nesijaustų, kad kažkas yra stumiamas tą daryti. Tas turėtų gimti natūraliai, daugumos narių sutarimų, kad taip, mes vis dėlto to norim. Tai duotų visiškai kitokias įžvalgas ir visiškai kitokius. Pritariu tikrai tau, kad tas pušas ar stumimas nėra labai teisingas sprendimas ir netgi sakyčiau, jeigu tas stumimas yra iš vadovų, pavyzdžiui, komandos vadovas ar departamento vadovas nori, kad komanda atliktų vadinamą health checką ir juo labiau, jeigu jisai pats sugalvotų atlikti tą eksperimentą ir įsivertinti komandai padėti, aš nemanau, kad rezultatai būtų nuoširdus ir galimai komanda bandytų įtikti vadovui, kad jisai būtų laimingas ir tarsi apgautų, net neatspindėtų realybės iš esmės. Tikrai taip, tas pats ir tie visi išvados ir po to sekantis kažkokie veiksmai tų išvadų bandymą išspręsti, gali komanda pakenkti savo. Tai yra šovimas savo į koją, kai jaučiamės, kad mes esam stumiami, mes kažką sugalvojame dėl to, kad mums reikia sugalvoti, o kai tą įgyvendinam, gavosi, kas gavosi. Taip, tai iš esmės
Mums reikia susikurti saugią aplinką ir užtikrinti, kad komanda jaučiasi saugiai, gali atvirai kalbėti. Iš esmės labai panašiai kaip ir per retrospektyvas, ar ne? Mes norim turėti saugią aplinką. Ir netgi aš sakyčiau, kad visgi yra tokių atvejų, kai aš galėčiau rekomenduoti netgi komandos vadovams dalyvauti tiek ir assessmente tam pačiam, arba neatsakyti, kad be abejo, jūs jeigu norit, galite eiti padėti komandai įsivertinti. Taip pat kaip ir retrospektyvose galėtų dalyvauti vadovai, bet tik tais tuo atveju, jeigu yra tas brandos lygis ir tas saugumo jausmas sukurtas. Nes tikrai mačiau ir komandų tokių, kur komandos bijo vadovo, nesako visko atvirai ir nepalaiko to skaidrumo. Tai ta saugi aplinka, aš sakyčiau, turėtų būti prioritetas atliekant tokį testą, jeigu mes norim, kad tas testas duotų kažkokios naudos ir paskui galima būtų panaudoti rezultatus. Visiškai pritariu. Turėtų būti vėlgi, jeigu darot sveikatos būklę, tai turėtų būti tas Vegaso taisyklė, kur kas būna to susitikimo sveikatos būklės patikrinimo metu, tas ir išlieka tik tais tam ratelėje. Ir man atrodo, čia kaip minėjai, gal vertėtų pakviesti vadovą. Tai jeigu jūs padarytumėt eksperimentą ir pakviestumėt vadovą ar kažką tai iš aukštesnių pozicijų į savo kitą kokį nors eventą, vėlgi, jeigu jūs dirbat skramų, daily skramą, ir jeigu komanda pasikeičia, daro kažkaip kitaip negu įprastai, žinokit, kad to žmogaus į sveikatos būklę kviesti irgi nevertėtų, nes komanda darytų visiškai kitaip, negu tas būtų natūraliu tokiu sveikatos būklės patikrinimu. Kaip manai, Andriau, ar verta matuoti būtų, tarkim, visos organizacijos tą sveikatos būklę, adžailiškumą? Ir kaip tą aplamai padaryti? Gal žinai kažkokių tais būdų, priemonių? Kad verta, tikrai verta. Ne veltui tą naudą mato ir komandos mastu, ir tikrai yra daug gerų, teigiamų istorijų ir interneto platybėse, kur įmonė, departamentas arba didesnis unitas pasidaro kažkokį tai įvertinimą savo ir netgi viešai paskelbia vien tik tam, kad irgi darbuotojai įsivertino, kaip pačiai įmonei sekasi. Tai tikrai verta. Dėl populiariųjų būdų dabar gal nežinau, aš labiau esu linkęs naudoti tuos savo išrastus arba savo sukurtus, pritaikytus savus, vėlgi tą galima paimti tų pačią Seifo, Spotify'aus ir daug kitų būdų ir padaryti juos pačius organizacijos lygmenyje, bet su šiokiais tokiais pakeitimais. Tai yra iš savo patirties galiu pasakyti tokius būdus, nežinau, bet gal tu gali pasirinkti kažkokiais pavyzdžiais. Aš pritarčiau, ką tu paminėjai, tiesiog prisiminiau vieną irgi būdą, galbūt ne tiek būdą, kiekvienos konsultantų organizacijos, Agile 42, galbūt daugam jau girdėta, jie sukūrė įrankį, kurio pagalba galima pamatuoti visos organizacijos kultūrą, kaip organizacijai seka vystytis, kurioje vietoje mes esame. Mąstysena matuoja labiau negu kad, sakykime, kažkokį adžailiškumą. Nors mes turbūt kaip coachai ir pasakytumėm, kad kas yra Agile, tai yra dalis mąstysenos, ar ne? Tai Agile 42 būtent ir turi sukūrę tą įrankį, kuris dėja yra mokamas, ne taip lengva prie jo prieiti, bet galima pamatuoti visos organizacijos kultūrą. Arba, kaip ir minėjai, naudoti tuos įprastinius būdus, arba savo netgi sukurti ir šiek tiek platesnėme rate. Paminėt, kad organizacijos mastu pamatuoti yra kur kas sudėtingiau, dėl to reikalauja didesnio pasiruošimo. Reikėtų apskritai įsivertinti, ar pati organizacija šiuo metu yra įgali tą padaryti. Ar tikrai nebus, kad kaip ir su eksperimentais šoksime per daug anksti. Ir vėl padarysim gal netgi daugiau tos kažkokios tai blogos pusės negu tą, ką mes norim. Gerai, įsivaizduokime, kad mes jau pasidarėme tą assessmentą, turime komandą arba departamentą, netgi galbūt ir visą organizaciją. Tai ką daryti po to, kai mes jau pasidarėm tą assessmentą? Kokie būtų tolimesni žingsniai? Manau, kad reikia aptarti vėlgi rezultatus su komanda, išsigryninti kažkokius tai žingsnius, ką darysit po to. Vis dėlto dabar turim duomenis, surinkom įžvalgas, reikia nuspręsti, ką mes norim padaryti ir prie ko pirmiausia kibti, prie kokių darbų pirmiausia kibti, kurie galėtų duoti didžiausią naudą mūsų komandai. Ar pritartum, ar turėtum kažkokį kitokį būdą seką? Ne tiek, kad būdą, bet galbūt sakyčiau, aš pritarčiau ir papildyčiau, kad turbūt mes gavę tuos rezultatus, kažkokias tai įžvalgas, matant dabartinę situaciją, galėtume įsivertinti, kuriuose vietose mums netaip gerai sekasi. Vėlgi pasimkime tą patį Spotify, jau daug kartų minėjom, jis turi tam tikras kategorijas, per kurias galima įsivertinti ir pažiūrėti, kaip mums sekasi gerai ir blogai, pavyzdžiui, su deliveriu, su komandos kultūra, su žinių dalinimuose. Tai pamačius, pavyzdžiui, kad su žinių dalinimuose mums sekasi blogai, sekantis žingsnis būtų turbūt susikurti tą veiksmų planą, kaip tu minėjai, kokie galėtų būti žingsniai, ką mes galėtumėm daryti, kad realiai pagertumėm tą situaciją tam tikroji kategorijai, kur mums netaip sekasi. Aš tiesiog dar norėčiau pasidalinti iš savo patirties, man labai patiko Improvement Kata. Jeigu kažkas esat girdėję, tai yra iš Toyota Kata knygos.
vienas iš būdų labai elementariai paprasta lentelė, kuri padeda apsirašyti tą situaciją, kur mes dabar esam, jeigu jau nusprendėm, kad, pavyzdžiui, žinių dalinimąsi mes norim patobulinti ir tada improvement kata padeda suprasti, kokie galėtų būti žingsniai tolimesni, ką mes norėtumėm daryti, kad iš esmės pagerinti tą situaciją. Tai aš pritarčiau, kad tokie būtų greičiausiai žingsniai ir vėliau be abejo vėl pasimatuoti po kiek laiko, pažiūrėti, ar pagerėjo ta situacija ar ne, gal iš tikrųjų pablogėjo, gal mes ne į teisingą pusę nuėjom. Labai gerai paminėta. Ir ko nereikėtų daryti, tai nereikėtų fokusuotis į viską iš karto. Tai yra, kadangi sveikatos būklė apima labai daug dalykų, nereikėtų fokusuoti į visus iš jų. Pasirinkit labiausiai tuos tinkamus šiam momentui, šiai komandai. Tai yra, komanda turi nuspręsti, kur jinai mato didžiausius trukdžius, kliūtis ir kur jie mato, kad tikrai galima jas išspręsti. Fokusuokitės į tai, o ne į viską, ką aptarė to susitikimo metu. Super, aš manau, kad visai gerai pasikalbėjom apie Team Agility Health Checkus. Manau, kad galima padaryti išvadą, jog pagrindinis dalykas, kad tai turėtų vykti organiškai, tai neturėtų būti kažkieno stumimas, aš turiu omeny, tas pušas iš vadovybės atlikti tuos testus ir įsivertinti, komanda turi pati norėti, turim sukurti saugią aplinką ir pagrindinis dalykas, tai svarbu, kad tai vyktų. O jeigu tai vyks, tada ir sugalvosim, kaip patobulėti, kaip tos rezultatus panaudoti, sukurti tą geresnę atmosferą arba netgi high performing teamą. Tikrai taip. Labai puikiai paminėti, kad reikia pasiruošti, reikia būti brandžiam šitiem dalykam, bet kuriuo atveju jie yra svarbus ir svarbu, kad tai būtų. Tai galbūt pabaigai pačiai galim pasakyti, kad su šia tema podcastą savo ir užbaigsime. Ačiū visiems klausytojams. Kaip ir pradžioje minėjom, jeigu turite klausimų, vis laik su mumis galite susisiekti nurodytais būdais. Jeigu turite netgi pasiūlymų, kažkokių tokių būdų, kuriais jūs asesinat savo arba vertinat savo komandas, irgi palikit komentarą. Mums irgi bus smalsu, netgi su jumis gal susisiekti, pašnekėti, padiskutuoti. Ir ką žinom, gal kažkada mes jūs pasikviesim kaip svečią, kuris pristatys savo sukurtą, gal netgi kažkokį sveikatos patikrinimo būdą. Kodėlgi nepašnekėt apie tai? Žinoma. Tai ačiū Jums ir iki kitų kartų. Ačiū Simai tau.